kaip tu galvoji tapti? Medikamentais? Miela malonu. Nežinau, aš tai čia myliu. Atsargiais. Draudimo tai nėra pas mumis iš tikro. Oi, pareigūnė. Taip. Ukti. Oi, net nutrenkia žmogų. Jie dirba tam, kad visuomenė būtų saugi. Jie įvairių tarnybų pareigūnai, dieną naktį, 24 valandas per parą, negailėdami savęs ir rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Yra ekipažų, kurie galėtų pasimti mediją. Parus man. Helikopteris, sako, galim spręsti. O, davai, įmam. A few moments later. Tai buvo gautas pranešimas, kad bandoma įsilaužti pagrindinį miesto banką. Atvykus buvo pastebėtas plėšikas bei įkaitas. Po dėrybų buvo nuspręstas laisvas kelias ir laisvą kelią norėtų link medikų. Ir dabar situacija tokia, jog plėšikai nebeturi pakankamai įrangos plėšti banką. What? Plėšikai nebeturi pakankamai įrangos plėšti banką. Viskas tvarkoja. Už jūs, man atrodo, sodro įmokų dar nedarom, tai gali būti problemų. Ne, viskas bus gerai. Palaukit. Pašiaip. O. Kaskadiorą. Kobra 11. Usti. Žinokit atsargiais. Draudimo tai nėra pas mumis iš tikro. One pair of pants later. Ant padangų dabar. Daugiau ant stogo laiko praleidžia negu ant ratų šiaip. Ta mašina nemirtinga tikrai. Nu tikrai. Net nerūksta. O, čia tai buvo. Čia kiekvieną kampą. Man ar taip? Oi, net nutrenkia žmogų. Tas galimai to žaus būtų labai. Man atrodo, kad net ne nuo mūsų. Bye, have a great time. Jis kampėjaus, Atsigulė pausas krūme. atviršaus. Žiūrėkit, dabar nusileiskit. Mes kamermenų šokam iš karto. Sveiki. Rankas laikai. Matau išmestą kažkokį daiktą. Kamermenas pažiūrės. Nice. Radom ginklą, paimsim. Yeah, boy. Viskas. Kas išmesta buvo? Nežinau, aš tai čia myžau. O ne? Pakalbinsim kitus žmonės dar. Ginklas, taip. Koks ginklas? Koks dar ginklas, ten žaislinis. O ne? Sveiki. Dėl ko bėgot? Pinigėlių reikėjo, banką plėšėm, o baudos nenorėjau mokėti. Dabar eisim pasikalbėti su kitais žmonėm, kodėl nutrenkit jūs. Gausit atsiprašyti, einam. Sveiki. Važiuoju. Jūsų kolega taip pat užkliūdė, taip tas jaunuolis, jis norėtų atsiprašyti. Labas vakaras, televizija. Sveiki. Mes matome du asmenis nušauti mūsų, karočią, mes padedam. Labai gerai. Miela malonu, kaip sakoma. Nevažiai, bet tiesa bus, karočią. Gelbėti. Nu taip, mes stebėjom visą situaciją iš šoro, žinokit, jūsų kolega nutrenkė, tai jie nusipelnė šitą, žinokit. Kaip jūs manot, ar čia Aš gerai? šiek mane nutrenkė, tada pisau kruopą šiek. Labas, Tomai. Aš grasinau. Žinai, už ką? Dabar atsiprašyk, Jonas. Nu, atsiprašyk. Atsiprašai dabar, kad nutrenkė. Fuck tu and spit on that thing. Jūs čia žaidžiat žaidimą. 12 prieš 12. Airsoftą. O ne? Sometime later. Racija, kol kas pasiskolinsiu, neprireiks tau jos. Visi sako. Tai priminsiu, turi teisę į advokatą, viską, ką pasakys, bus panaudota prieš toje teisme. Aš sakau, atsisukti į mane. Nusisukau. Atsisuk į mane. Nusisukau, taip. Ką girdi? Atsisukit. Atsisuk, sakau į mane. Pareigūnas jūs prašo Taip, atsisukti. nusisukęs aš. Aš jau trečią kartą kartoju. Dabar atsisuk į
Nu, taip, nusisukau nagus. You stupid! Atvirkščiai. Ai, atvirkščiai, okei. Ne, nusisuksiu. Aha, spėjau. Neatsisukot. Ne, šoną spėjau. Nu dar kartą atsisuk. Nu, ne. Atsisuk dar kartą, aš tau sakau. Aš nenoriu. Žiūrėkit, ką Ant moku. nakties jų išlenda. Nu, Opa. Aš vairau. Ai, ne jūs net vairavot. Ai, tai net neįdomu štai. tai kad tu vairavai tiesiai iš vairuotojo? Ne, aš. Ne, ne tu? Ne, aš. Ar tikrai? Tai galit nieko nerašyti. Galit paleisti su įspėjimu netgi. Tu įspėjimas, sakote. Jo. Tai tavo įspėjimas apsės 165 tūkstančius baudos ir 80 mėnesių kalėjimo. Dar po kolega patikslinkit, kokią straipsnį taikom šiam. Jo. Plėšimas pandant šanumą į ginklą, tai baudžiamojo kodekso 180, žmogus pagrobimas įkaitų baudžiamojo kodekso 252. Aš negrobiau. Tada užšaunamą Jis į pats ginklą atėjo. baudžiamojo kodekso 253 2,000 years later. ir nurodymo reikalavimų nevykdymas administracinio kodekso 506. Tai aš manau, galim jį nugabenti ir aš tada susipildysiu viską. Tu pareigūnas, tavo rankose absoliutus teisingumas. Tavo žodis kaip notaro, tau kūrė ketureilis balsas užkadrės iš farų. Žirgas ir segvėjus, tarnybinis romanas, poravimosi šokis, elektrošokų ir bananų. Stovi palei kelią prisidėti.